Klaipėdos uostą, o vėjas nuo Baltijos jūros glosto miesto gatves, virš galvų sužimba begalinės visatos paslaptys. Šiame dangaus skliaute slypi istorija apie žmogų, kuris žvaigždės pavertė mūsų kasdienybės dalimi. Friedrichą Argelanderį. Friedrichas Argelanderis, gimęs 1799 metais, buvo astronomas, kurio darbai pakeitė mūsų supratimą apie žvaigždžių pasaulį. Jis sukūrė vieną iš pirmųjų detalių žvaigždžių katalogų, kuris leido mokslininkams visame pasaulyje sistemingai tyrinėti naktinį dangų. Tačiau kaip šis žmogus, gyvenęs toli nuo Baltijos krantų, susijęs su Klaipėda? Klaipėda – miestas, kuris visada buvo vartai į pasaulį. Čia, kur susitinka jūra ir žemė, žmonės nuo seno žvelgia į žvaigždės, ieškodami kelio namo. Argelanderio darbai padėjo jūrininkams geriau orientuotis naktinėme danguje, o jo katalogai tapo tarsi švyturiai tiems, kurie plaukia per tamsias vandenynų platybes. Bet Argelanderis padarė daugiau nei tik suskaičiavo žvaigždės. Jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris suprato, kad žvaigždės nėra tik šviesos taškai. Kiekviena iš jų tai pasaulis, kupinas paslapčių ir galimybių. Šiandien Klaipėdoje, kaip ir visame pasaulyje, žmonės vis dar žvelgia į dangų. Galbūt kažkas iš mūsų taps naujuoju Argelanderiu, žmogumi, kuris atvers naujas visatos paslaptis. Nes žvaigždės tai ne tik dangaus žiburiai, tai mūsų ryšys su praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Ir kiekvienas žvilgsnis į jas primena, kad visatoje esame visi tarpusavyje susiję, nuo Klaipėdos krantų iki tolimiausių galaktikų.